Alytaus rajono savivaldybės administracija kartu su partneriu Lenkijos Respublikos Pišo rajono savivaldybė baigė įgyvendinti projektą Aktyvi veikla pasienio ežeruose, kuris prasidėjo 2010 m. rugpjūčio mėnesį, o šių metų gegužės 1 dieną bus baigtas. Tas tikrasis didysis projektas, apie kurių šiandieną mes ir kalbam ir prie šito pastato stovim, tai matot, iš pagrindų atnaujintas, vos ne visiškai naujas Elingo pastatas, kur bus yra ir konferencijų salė, ir berods 14 kambarių, puikių kambarių, iš tiesų su šiuolaikinė santechnika ir visa kita moderni technika, kurioje tikrai sportininkai ir matyti ir kiti stovyklautojai ateityje vėliau po projekto jau, kaip sakant, praėjus tam laikotarpiu galės gyventi ir sportuoti. Kalbamės ir su Lietuvos irklavimo federacija, kad tiesiog čia vyktų ir respublikinis, o tikiuosi galbūt ir net ir tarptautinės varžybos. Pradėjus įgyvendinti projektą vyko įvairios konferencijos bei varžybos abipus sienų. Kartu su partneriais išleistas leidinys Daugų ežero legendų kelias. Buvo suorganizuotos 2 konferencijos. Atidaramoji konferencija vyko Alytaus rajone, o baigiamoji projekto konferencija Pišo rajone. Taip pat buvo suorganizuotos 2 vaikų stovyklos. Pirmoji stovykla vyko Pišo rajone. Mūsų Alytaus rajono vaikučiai susipažino su Mazūrijos krašto legendomis, su papročiais, patys mokinosi gaminti nacionalinius valgius. O atvykę štai čia, į Alytaus rajoną, jie dalyvavo įvairiose sportinėse varžybose, kepė dzūkiškas bandas. Kadangi mes šiais metais tikrai turėsim puikią infrastruktūrą, mes darom gegužės vidury didelę konferenciją, atidarysim oficialiai šitą pastatą ir ruošim bendrą, dabar darbo grupė dirba mano vadovaujama, ruošim bendrą paketą pasiūlymų, kad turistas, produsuosim daugus, rodysim, marketingą darysim, kad mes turim gimnaziją, mes turim verslo mokyklą, mes turim savo bazės, sporto ir meno mokyklą ir per tai mes bandysim bendrų paketų pardavinės visą paslaugą. Projekto metu rekonstruota Daugų irklavimo bazė Salos kaime, įrengta lauko tinklinio aikštelė, prieplauka su Elingu ir šokinėjimo bokšteliu, atlikta teisėjų bokšto ir Elingo rekonstrukcija ežero gatvėje. Žiemą, kada aktyvaus sporto nebūna, planuojama sutraukti ir žūklės mėgėjus. Čia yra ir žuvies nemažai šituose kraštuose, tai tikimės sulaukti, sakykime, žvejų, mėgėjų. Dar matysim, bandysim plėsti kažkokias segmentą paslaugų. Turint tokį ežerą, turint ežero plotus, jeigu gera žiema, geras ledas, tai čia ir sakykime, galima rengti ir įvairias žuklavimo varžybas ir šiaip, žiemos turistų tikrai manau, kad irgi bus. Projektas vykdomas pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą skirtą skatinti tvarų Lietuvos ir Lenkijos pasienio regiono vystymąsi, didinant ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą. Programą iš dalies finansuoja ES Europos regioninės plėtros fondas. Projekto vertė daugiau kaip 3 300 000 litų.